Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie 21 metų valstybinio egzamino pirmą uždavinį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai kokia pas mus yra užduotis. Mes turime pasakyti, kuriomis dienomis pas mus Laurinas įvykė 5 km trasą greičiausiai. Ir pas mus yra tokie duomenys. Tai visų pirma, pas mus yra dienų kiekis, po to dienos numeris ir toliau pas mus yra laikas. Tai bėgimo ryte pradžios valandos ir minutės ir pabaigos valandos ir minutės. Ir taip pat bėgimo vakare pradžios laikas ir pabaigos laikas. Mes turim duomenis nuskaityti ir jeigu bent vieną kartą jis praleidė bėgimą, jeigu ten pas mus yra nuliai, reiškia, tą dieną mes neskaičiuojame. Ir po to mums reikia pasakyti, o koks tas minimalus laikas pas mus buvo ir kuriomis dienomis jis per tą laiką įveikė 5 km trasą. Tai įrašysim duomenis į duomenų failą ir pradėsime kurti duomenų struktūrą. Galim tą struktūrą pavadinti day_run_data. Tai pas mus čia bus dienos numeris, kiek jis minučių bėgo ryte ir kiek jis bėgo vakare. Ir taip pat mes žiūrėsime, ar išvis duomenys yra pas mus teisingi, ar nėra kažkur ten pas mus nulių. Ir mes žinome, kad 31 diena tai maksimalus kiekis dienų per mėnesį pas mus yra. Tai tokį masyvą mes su jumis ir sukursime. Ir taip pat mes sukursime kintamai, į kurį įrašysime tikrą dienų kiekį, kurį nuskaitysime iš failo. Ir dabar mes galim pradėti duomenų nuskaitimą iš failo. Pas mus bus failas u1.txt ir iš jo nuskaitom kiekį. Toliau mes sukursime kintamosius, tai pas mus bus pradžios laikas ir pabaigos laikas. Ir į tos kintamos mes įrašysime bėgimo laiką ryte ir bėgimo laiką vakare vėliau. Ir taip pat nuskaitome dienos numerį. Kad tai būtų gražiau, galim padaryti tai skirtingose eilutėse. Ir kaip jūs matote, mes turime parašyti funkciją, naudojant kurią mes paskaičiuosime, kiek laiko Laurinas sugaišo bėgimui. Tai mes perdam pradžios pabaigos laiką. Nuo pabaigos valandos mes atim pradžios valandą, dauginam gautą skaičių iš 60, konvertuojame viską į minutės ir po to pridedam pabaigos minutės ir atimam pradžios minutės. Ir taip mes gausim bendrą laiką. Ir mes sakome, kad į tą masyvą pagal įtai elementą mes norime morning run duration in minutes įrašyti tą paskaičiuotą laiką, kiek tai iš tikrųjų užtruko, naudojant tą funkciją. Lygiai tą patį mes padarysime ir vakaro laikui. Mes vėl nuskaitome laiką ir po to vėl kviečiam tą funkciją, bet įrašysime duomenis jau į vakaro laiką. Ir mes galim pasakyti, kad duomenys pas mus yra teisingi, jeigu bėgimas ryte užtrunka daugiau negu 0 minučių ir bėgimas vakare irgi užtrunka daugiau negu 0 minučių. Ir mes iškart tame cikle ir galim pažiūrėti, o koks pas mus bus bendras minimalus laikas. Tai mes prieš tai sukursime kintamąjį min time, arba galim kitaip pavadinti min duration, ir čia mes įrašysime minučių kiekį per dieną. Sakysime, kad per vieną dieną mes turime 24 valandas ir 24 valandas mes dauginam iš 60 minučių ir gauname kiekį minučių per dieną. Ir daugiau minučių nei čia mes niekaip negalėsime gauti. Ir čia iškart parašysime vieną ifą. Mes žiūrėsime, jeigu duomenys pas mus yra teisingi ir suma tų dviejų laikų pas mus yra mažesnė negu minimalus durationas, tai mes pakeisime tą mūsų min duration. Bet jeigu duomenys pas mus yra neteisingi, mes to veiksmo su jumis ir nedarysime. O toks paprastas dalykas, mes iškart ir nuskaitom duomenis, viską skaičiuojame ir žiūrim, koks pas mus buvo minimalus laikas. Ir dabar mums reikia tik uždaryti failą. Dabar mes galim atidaryti rezultato failą ir išvesti ten tekstą. Galim tiesiog kol kas atsakymą nukopijuoti ir pritaikyti mūsų kodą. Nurodome, koks pas mus yra minimalus laikas, tą laiką mes išvedam ir toliau žiūrim, o kuriomis dienomis buvo tas minimalus laikas. Tai mes turim paleisti ciklą, praeiti pro kiekvieną dieną ir pažiūrėti, jeigu laikas sutampa, tai mes tą rezultatą ir išvesime. Bet tik tokiu atveju, jei duomenys pas mus teisingi. Tai mes žiūrim, jeigu duomenys pas mus teisingi ir ryto ir vakaro laikų suma pas mus yra tokia pat kaip ir minimalus laikas. Tik tada mes išvedam tą informaciją į failą. Ir dabar tą failą galim ir daryti. Ir paleidus tą kodą, mes rezultato failą matom tokius atsakymus. Tik atkreipkite dėmesį, kad čia pas mus yra tarpas, o jeigu mes žiūrėsime į atsakymą sistemoje, tai ten to tarpo nebus.
Čia, kaip matote, po dešimtuko tarpo nėra. Tai mes turime išvesti duomenis taip, kad to tarpo nebūtų. Tai mes galim įvesti tokį kintamąjį kaip first day found ir tol, kol mes nerasime pirmos dienos, mes tarpo ir neprintinsime. Tai mes galim pasakyti, kad jeigu mes radome pirmą dieną, tai tada mes išvesime tarpą prieš išvedant dieną. Bet tol, kol mes pirmos dienos neradome, mes išvesim tiesiog dieną be to tarpo pradžioje. Ir tada, kai mes išvesime tą dieną, mes sakysime, kad first day found, jis yra true ir visą laiką pas mus tada po to bus tarpai. Kai mes dabar paleidžiam tą kodą ir pereinam prie rezultato failo, kaip jūs matote, to tarpo po dešimtuko jau nėra, nes mes išvedam trejetą. Tarpas iki trejeto nebuvo išvestas, nes first day found pas mus buvo false. Tai šitą ifą mes praleidėm, išvedėm dieną ir pasakėm, kad first day found pas mus tampa true. Ir tada, kai mes išvedam jau sekančią dieną, mes prieš tai išvesim tarpą ir tik tada dienos numerį. Ir viskas pas mus bus gerai. Tai dabar mes galim tą kodą įmesti į sistemą ir pažiūrėti, ar jis praeis visus testus. Ir kaip jūs matote, toks kodas tikrai praeina visus testus. Ir mes gauname visur teisingus atsakymus. Ir kaip matote, čia pas mus nėra tarpo pabaigoje ir čia pas mus irgi nėra tarpo pabaigoje. Viskas yra teisingai. Bet jeigu mes padarysime taip, kaip ir buvo, ir paspausim siųsti, tai mes negausim nei vieno teisingo atsakymo. Nors čia ir atrodo viskas gerai, bet pas mus yra tarpas pabaigoje, o čia tarpo pabaigoje nėra. Tai atsakymai nesutampa. Dėl to ir buvo reikalingas mums tas papildomas būlas ir papildomas patikrinimas. Dabar viskas tas pats, tik naudojant Python kalbą. Tai mes turėsime tos tris kintamosius, kurios iškart perduosim į tą klasę. Ir čia iškart galėsim padaryti tokį dalyką. Mes galėsim pažiūrėti, ar išvis duomenys pas mus teisingi. Ir jeigu ir vienas ir kitas laikas pas mus yra didesnis nei 0, tai duomenys pas mus yra teisingi. Ir mes iškart galėsim čia paskaičiuoti bendrą laiką. Tai sudėsime ir ryto, ir vakaro bėgimo laikus. Toliau mes galime atidaryti failą ir iš failo nuskaityti duomenis. Nuskaitysime, kiek pas mus bus eilučių ir su for ciklu praeisime. Tik prieš tai mums reikia sukurti masyvą day_run_data. Galim sukurti masyvą line_values ir iškart viską sukonvertuosime į intą naudojant map funkciją. Ir po to naudojant list funkciją mes viską sukonvertuosime į masyvą. Dienos numeris, tai pas mus pirmas masyvo elementas bus, o toliau eina valandos minutės ir valandos minutės. Tai pradžios laikas, pabaigos laikas. Ir mes, aišku, galėtume išpakuoti iš masyvo, pasakyti, kad pas mus bus pradžios valandos minutės, per kablelį viską surašyti, po to pabaigos valandos minutės ir iškirpti tam tikrus dalykus iš mūsų masyvo. Bet mes padarysime truputį kitaip. Mes prašysime funkciją calculate_duration ir ta funkcija pas mus priims 4 argumentus. Pradžios valandos minutės, pabaigos valandos minutės. Ir mes viską labai prastai paskaičiuosime, taip pat kaip ir tai padarėme C++ programoje. Ir dabar mes galim pasakyti morning duration ir naudojant žvaigždutę mes išpakuosime tik 4 elementus. Tai ta žvaigždutė mums leis paimti 4 elementus iš mūsų masyvo. Ir tos 4 elementus įrašys į tos 4 argumentus automatiškai. Tai pirmas argumentas, kaip matote, mes nuo pirmo paimam. Pirmas eis čia ir tai bus 9, po to antras eis prie minutės, trečias prie pabaigos valandos ir ketvirtas prie pabaigos minutės. O penkto elemento mes nepaimsime, nes penktas neįeina jau į tą sąrašą. Lygiai tą patį mes darome ir su pabaigos laiku. Mes pradedam nuo penkto elemento ir einame iki galo. Tai jau po to tos 4 elementus mes čia perduosim ir viską paskaičiuosim. Ir tada mes jau galėsime sukurti duomenis, tai pavadinsim tą elementą data ir naudojant mūsų konstruktorių sukursime day_run_data, perduosim duomenis ir pridėsime tą elementą prie mūsų masyvo. Ir čia iškart mes galim sukurti minimalų laiką. Paimsime tiek pat minučių, kiek yra per dieną. Ir po to tą min duration mažinsim. Tai jeigu pas mus duomenys yra teisingi, tai mes į min durationą įrašysime mažiausiai iš 2 laikų. Arba tą, kuris ir taip ten jau yra, arba tą laiką, kurį mes dabar su jumis paskaičiavome. Tai iš to data mes galim ištraukti total duration, kurį skaičiuojame čia, kaip matome. Tai ryto ir vakaro bendras laikas.
Ir po to, kai mes tai padarėme, mes galim atidaryti rezultato failą ir viską išvesti į rezultato failą. Ir mes žiūrėsime, jeigu ten bendras laikas yra toks pat kaip ir mūsų minimalus laikas ir taip pat duomenys yra teisingi, tai čia galim dar parašyti int data.valid, tai mes išvesime dienos numerį ir tada galėsime padėti tarpą. Bet prieš tai turim dar išvesti pranešimą, koks yra minimalus laikas. Išvesime min duration ir pereisim į sekančią eilutę. Ir tada galim pasakyti, kokios pas mus buvo dienos. Ir su to masyvu praeitim ir viską išvesim. Tik vėl mums reikia pažiūrėti, kad pas mus nebūtų per daug tarpų. Jeigu mes pirmą dieną radome, tai išvesime tarpą. Jeigu dar neradome, tai nieko ir neišvesime. Ir čia galim pasakyti, kad first day found pas mus bus true. Paleidžiam kodą, gauname atsakymą ir matome, kad po 10 nėra papildomo tarpo, kuris būtų, jeigu pas mus nebūtų tokio patikrinimo. Ir dabar tą kodą galim įmesti į sistemą ir pažiūrėti, ar viskas bus gerai. Kaip jūs matote, tas kodas praeina visus testus. Tai dabar jūs žinote, kaip galima išspręsti tą uždavinį iš valstybinio egzamino. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.